Merenko. Ir šiandien aš noriu pasidalinti savo patirtimi. Tikrai nesu nei diplomuota psichologė, nei kaučerė, bet kaip pakeičiau savo gyvenimą, tikrai galiu pasidalinti. Mane mokino visi, auklėjo, kas tik netingėjo ir laiko turėjo. Tėvai, mokytojai, kaimynai, draugai, bendradarbiai, vyras ir vaikai. Kreipiausi net į psichologus, skaičiau daug psichologinių knygų. Žiūrėjau webinarus, lankiau seminarus, bet gyvenimas kaip ėjo ratu, taip ir ėjo. Skyriausi, taikiausi, skyriausi. Vis ratu ir ratu. Vis laukiau, kad kažkas pagerės, kažkas pasikeis. Juk vaikams tėvo reikia. Taip ir laikas prabėgo, kol vieną gražią dieną jau suaugęs sūnus pasakė: pati kalta. Seniai reikėjo išsiskirti ir mes tokie nervininkai nebūtume užaugę. O tada tai buvo spyris tikrai užpakalį, kad reikia kažką daryti ir pakeisti savo gyvenimą. Susiradau mokytoją, kuris išmokė klausytis, išgirsti, suprasti, įsisavinti, transformuoti ir realizuoti. Jeigu jums įdomu, kaip tai padaryti, aš galiu papasakoti. Užsiregistruokit nemokamai konsultacijai. Ir jeigu jums reikia pagalbos, reikia palaikymo, pamokymo, kaip pakeisti savo gyvenimą, aš galiu jums pamokinti. Kaip stebėti ir pakeisti mintis, kaip kitaip reaguoti į visus įvykius. Kaip veikia mūsų visatos dėsniai ir kokie jie yra. Kaip sureguliuoti savo svorį be dietų. Kaip gyventi be vaistų. Kaip gyventi laimingą gyvenimą. Aš tai padariau ir žinau kaip. Užsiregistruok pirmai nemokamai konsultacijai čia po video. Ir iki malonumo.